Labą rytą. Mes ir vėl čia kepsiu tvenkinį. Bandysim, kaip visą laiką, tradiciškai pasigauti lydeką. Jo, turėsim šiandien kolegą. Atvažiuos mūsų kanalą žiūrovs, tai žiūrėsim, bandysim kažką pagauti, bandysim ieškoti. Laukia, aišku, nėra smagu, 14. Tai, nu, vakar buvo 7, šiandien 14. Matysim kokią situaciją. Ką, einam ruošti žaislus ir lipam ant ledą. Bandysim ieškoti, bandysim gręžti. Nu ką, turim 20 mekečiūgių. Pirmą eketę, kurį įsigrėžėm, jau ledžiuks aptraugė. Trauk gerai. Neneiksiu. Tas 14 daro savo. Leds tikrai stors. Netoli tramcomų. Net blakstyną šal. Tai ką, mes bandysim pagauti kažką. Bandysim kažką pagauti, bandysim kažką surasti. Sutėjom standartiškai pradžiai baltą su raudonu. Nežinau, kaip čia šiandien su tuo ekečiu daug gręžimų bus. Bet ekečiūgė šal gerai. Dėm jos čia kai šal. Nu, turim pirmą egzempliorių. Ai. Nu ką, prasigrėžėm antrą eilę ekečių. Eisim toliau ieškoti. Pasigrėžiom ten, kur praeitą kartą ešerys bokstelė, kur 3 šakių nunešė. Vieną kaupinį, kur turėjom kelis kibimus. Žiūrėsim, gal šiandien kažkas pasikeis, sauliukę vabių išlyst. Galės bandyti kažką užsidėti tokią, kas gal labiau blizg, net nežinau. Kažkur tas melyn čia dabar turėtų sueiti. Matysim kokią situaciją toliau.
Čia turim dar kelias eketės. Toliau net nežinau, kur bandyti gręžti. Kur gal laikytis dabar. O! Okei. Va, tojo didumo lydega. Medras tarp agių tarps. Gerai. O, ištraukė. Ar neturiu metriuką, blemba, bus ar nebus? Jaučiu nebus. Nors vieną, blemba. Jaučiu nebus. Arba ant lygaus, arba trūks centimetrą. Lygiai. Aš sakau. Lygiai. Aš irgi daug maž panašią pagavau. Bet nuo kur matuojasi? Nuo snapo iki peleko galo, ne? No. Tai kaip sako, užsim. Pilva pagavau, va čia va, įsmigęs balansys. Ne burnoj. Tai va, tokia mūsų žvyba. Turim 70 plus ekečių, 2 lydekiukai. Kolegas tenai begaudydami turi 100 su virš ekečių. Irgi 2 lydekiukai. Šiandien tikrai irgi vandenis. Aišku, gražu, sauliukė šviečia. Minus 11 šiuo momentu. Tai čia yra pirma greitai. Kaip ir nėra šalta. Nėra to žadėta vėjuka didelė. Bet jo, nestebuklas, nestebuklas. Lauksim geresnių orų, lauksim, kol pasikeis kažkas. Ir bandysim dar sekančią savaitę išvažiuoti pagaudyti lydeką. Kadangi sekantį savaitę paskutinė, tai užsidarinėsim sezoną ties lydekom ir pradėsim ruoštis ešerių žvejybai. Tai va, malonu, kad žiūrėjot šitą trumpą mūsų žvejybos video ir iki kitų kartų. Nei žvėna.